pasiruošimas vyksta įprastai, ruošiamės kaip eiliniam rungtynėm ir treniruojamės kaip visada. Ir žinom, kad laukia sunkios rungtynės su ekranu. Šiais metais mums gana sunkiai sekėsi su jais žaisti. Tai jauna komanda, kuri turi įdomų trenerį, kuris tikrai jas motyvuoja ir aš manau, tose rungtynėse su mumis jie tikrai norės įrodyti, kad jie gali mum įkasti. Tad, mes tikrai gerbėm juos ir tikrai įvertinsim ir busim pasiruošę 100%. Nuotaikos darbingos, visi patenkinti po gerai sužaistų 2 rungtynių su Trakais, su Atlantu. Judam į priekį. Tikrai bus įdomu pažiūrėti, kas per komandą ir kas per nauji tie žaidėjai. Bet, kaip žinot, mūsų tikslas yra 3 taškai, nesvarbu su ko žaidžiam. Ar namuose ar iššūkiu. Įmušėm tik 1 įvartį per 2 varžybas. Tai nebuvo lengva nei ten, nei kai žaidėm čia. Kaip mūsų treneris sakė, visada su ekranu tai išskirtinis mačas. Kovoja stengiasi žaisti ant žemės ir matosi, kad jie neblogai tai daro ir matosi, kad treniruojasi dirbinėja tam tikras schemas ir tas yra išlikę ekrano komandoje ir tikrai yra gana įdomių momentų žiūrint jų rungtynę. Su mumis jie žaidžia gynybinį futbolą, o šiaip su kitom komandom propaguoja neblogą futbolą. Mums nieko nereikia keisti, reikia žaisti savo žaidimą, kontroliuoti kamuolį, o progų mes tikrai sukursim. Žaidimo planas bus nurodytas prieš rungtynę susirinkime ir aš manau, jeigu mes tą planą vykdysim, mes turėtume laimėti. Strateginis partneris Vilniaus miesto savivaldybė. Generalinis rėmėjas Top Sport. Techninis rėmėjas Kapa.